Yra dalykų, apie kurias žmonės beveik nekalba garsiai. Ne todėl, kad jie reti, bet todėl, kad jie pernelik dažni. Mes gyvename kultūroje, kur daug kas tapo normalu. Žvilgsniai, mintis, vaizdai, vidiniai dialogai, kurių niekas negirdi. Ir mes sakome, juk nieko nepadariau. Tai visa tai tik galvoje ir visi taip daro. Ir tada Jėzus pasako sakinį, kuris nepalieka vietos pasiteisinimams. Mato Evangelijos 5 skyriuje 27-28 eilutėje jis sako: jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žiūri moterį, jau svetimauja savo širdyje. Jėzus čia nekalba apie atsitiktinį žvilgsnį. Jis kalba apie leidimą širdžiai pasilikti ten, kur jai ne vieta. Kodėl Jėzus vėl eina į širdį? Nes širdis yra sprendimo vieta. Ten gimsta mūsų gyvenimo kryptis, ten gimsta pasirinkimai. Jėzus nesako, jei padarei, jau viskas. Jis sako, jei leidai širdžiai ten gyventi, jau prasidėjo griūtis. Nuodėmė visada prasideda tyliai, be skandalo, be griuvimo, be pasiekmių iš pat pradžių. Mes gyvename laikais, kai vaizdai ateina patys, kai pagundos nereikia ieškoti, ji pati tave suranda. Ir dažnai mes sakome, su tuo kovoti neįmanoma, bet Jėzus niekada nesakė, susitaikyk. Jis sako, kovok rimtai. Ir tada Jėzus pasako tai, kas mus iš tikrųjų išgąsdina. Mato 5, 29, 30, jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mes šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mes šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Jėzus nekviečia žaloti kūno. Jis kviečia be gailesčio atsisakyti to, kas tempia mus žemyn. Tai kalba apie sprendimus, ne anatomiją, apie ribas, apie atsisakymus, apie dalykus, kurių kartais nenorime paleisti, nors žinome, kad jie mus naikina. Kodėl Jėzus kalba taip griežtai? Todėl, kad Jėzus myli mus labai. Nes Jėzus myli per daug, kad leistų mums žaisti su tuo, kas žudo iš vidaus. Geriau to netekti vieno nario, negu visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Tai reiškia, kad nuodėmė niekada nebūna neutrali. Ji visada kažkur tai veda. Gal šiandien Dievas nekviečia tavęs jaustis kaltu. Gal jis kviečia būti sąžiningu. Ne su kitais, bet sąžiningu su savimi ir su Dievu. Gal yra dalykų, kuriuos reikia ne valdyti, o nutraukti. Ne apriboti, bet atsisakyti. Ne todėl, kad Dievas nori kažką iš tavęs atimti, o todėl, kad jis nori tave išgelbėti.